Spiningavimas yra sudėtinga ir įdomi žvejybos rūšis, turinti daugybę niuansų, kurie turi įtakos sėkmei ir laimikiui. Viskas priklauso nuo vandens telkinių, gaudymo būdų ir metodų, taip pat nuo vietos pasirinkimo ir svarbiausia, nuo įrankių. Jei suprasite šiuos niuansus ir pradėsite užsiimti spiningavimu, galite atsikratyti daugelio problemų ir tapti sėkmingu žveju. Šiame straipsnyje papasakosime apie spiningavimą. Spiningavimas yra gerai žinomas žvejybos prietaisas, naudojamas plėšrioms žuvims gaudyti. Spiningavimas yra labai funkcionalus ir turi daug galimybių, juo naudojasi ir mėgėjai, ir patyrę žvejai. Šią meškerę galima gaudyti ir nuo kranto, ir iš valties. Spiningo savybės priklauso nuo žvejybos vietos, nuo masalo ir nuo žuvies dydžio. Remdamiesi tuo galime teigti, kad nuo tinkamo spiningo pasirinkimo priklausys jūsų sėkmė ir komfortas žvejyboje. Spiningavimas tai žvejyba dirbtiniais masalais. Tai tokia žvejyba, kai žvejys gaudo žuvį, o ne žuvis kimba pati, kai nori. Spiningavimas nuo kranto yra aktyvi veikla, dažnai teks įveikti didelį atstumą palei krantą ieškant geros vietos ir ilgai laukto trofėjaus. Tokia žvejyba neleis nuobodžiauti ir suteiks daug teigiamų emocijų. Kaip geriausiai paruošti spiningą žvejybai nuo kranto? Prieš pasirinkdami vietą turite pasivaikščioti ir apsižvalgyti, kiek teritorija apaugusi ar netoliese yra nendrių ar medžių. Kadangi spiningavimas yra aktyvi žvejyba, teks dažnai vaikščioti palei vandens telkinį, todėl visa pakrantė turi būti švari. Jei paaiškės, kad vandenyje yra daug krūmokšnių, tai lems nuolatinius kabliukus ir masalo praradimą. Turite įvertinti vandens telkinio dydį ir pobūdį. Tai gali būti ežerai, upės, upeliai. Priklausomai nuo vandens telkinio turite suprasti, kokiu atstumu užmesti spiningą. Nes kiekvienas vandens telkinys turi savitą reljefą, srovę ir augmeniją. Masalo pasirinkimas. Būtina nuspręsti, kokiu masalu ketinate gaudyti. Tai gali būti silikoninės žuvelės arba vibruojantys sliekai. Taip pat gali būti plastikinės žuvelės su kabliukais ant ploto. Arba atsinešėte gyvą masalą, kuris yra nedidelio dydžio gyva žuvelė. Nustatykite, kokią žuvį pretenduojate gaudyti. Jei atvykote žvejoti ešerių, geriau naudoti lengvą žūklę. O jei atvykote žvejoti lydekų ar starkių, tuomet žvejybos įrankiai turėtų būti daug kartų sunkesni ir stipresni. Spiningavimas reiškia aktyvų gyvenimo būdą. Šios rūšies žūklė yra daug sunkesnė nei plūdinė. Tačiau laimikis yra daug didesnis, o emocijų daug daugiau.